Ar žinojote, kad vos kelios įmonės, saujelė gigantų, valdo didesnę rinkos dalį nei šimtai kitų kartų sudėjus ir kad jūs galbūt to net nežinodami prisidedate prie jų augimo kiekvieną kartą, kai jūsų pensinio kaupimo fondas, draudimo fondas ar ETF-as gauda ir reinvestuoja dividendus? Skamba neįtikėtina, ne? Galbūt net šiek tiek surežisuotai. Tai kas po velnių čia vyksta ir kodėl rinka yra palanki patiems didžiausiams? Šiandien narpliosime būtent taip. Pakalbėsime apie nuostabųjį septynetą Magnificent Seven, tai 7 technologijų gigantės, kurios atrodo yra tiesiog užprogramuotos augti ir svarbiausia, kaip visa tai veikia, jūs paprasta investuotoja. Mes gilinsimės ne tik į tai, kas yra šios įmonės, bet ir kaip veikia sistema, kuri jas stumia į viršų. Kalbėsime apie pasyvų investavimą, apie tai, kaip veikia S&P 500 ir kiti didieji indeksai ir apie mažą stebuklą vadinamą dividendų reinvestavimu per kaupiamuosius fondus ir ETF'us. Paaiškinsiu viską paprastai be sudėtingų terminų, kad net jūsų močiutė suprastų. Na gal ne visai močiutė, bent jinai slapta domisi finansais, bet pažadu, kad bus viskas labai aišku. Ir prieš pradedant noriu trumpai padėkoti šio video rėmėjo Toro už tai, kad prisideda prie edukacinio turinio kūrimo, bet plačiau apie jį ir jo išskirtinius pasiūlymus šio kanalo žiūrovams kiek vėliau. Ir dar prašau skirti sekundę laiko spustelti like mygtuką, tai prisidedant prie šio kanalo augimo ir pradedam. Ačiū Jums. Gerai, pradėkime nuo pradžių. Kasgi tas nuostabusis septynetas? Šį terminą beje sugalvojo Bank of America analitikas Michael Hartnett ir tai ne kokia nors superherojų komanda, nors jų įtaka pasaulio ekonomikai kartais atrodo antžmogiška. Klasikinis nuostabusis septynetas, tai Apple, tikriausiai šį video žiūrite per vieną iš šių renginių, tai iPhone, Mac, kompiuteriai, iPadai, Apple Watchai. Jie sukūrė visą ekosistemą, iš kurios, pripažinkim, sunku pabėgti ir tą ekosistemą generuoja milžiniškus pinigus. Tuomet tai yra Microsoft, daugeliui tai vis dar Windows operacinė sistema arba Office paketas, bet ar žinote, kad jie dabar yra vieni didžiausių žaidėjų debesų kompiuterijos su Azure platforma ir, žinoma, dirbtinio intelekto srityse, tai jie tyliai, bet užtikrintai plečia savo imperiją, tuomet tai Alphabet, tai Google, buvęs persivadino, pasidalino veiklą taip toliau ir panašiai. Tai Google paieška, YouTube, Android operacinė sistema, jie žino apie mus daugiau negu mes patys apie save, šiek tiek baugoka, bet velniškai pelninga. Amazon, tai jie pradėjo nuo knygų internetu, o dabar tai jie parduoda beveik viską ir nepamirškime Amazon Web Services, tai debesų kompiuterijos milžino, ant kurio sukasi labai didelė dalis pačio interneto. Meta Platforms, tai anksčiau žinoma kaip Facebook, jiems priklauso Facebook, Instagram, WhatsApp, jie valdo mūsų socialinius ryšius ir nemažą dalį mūsų dėmesio ir dabar jie aktyviai investuoja į meta visatą. Pamatysim, kaip jiems sekasi šis ambicingas procesas. Tuomet Nvidia, tai anksčiau žinomi daugiausiai dėl vaizdo plokščių kompiuteriniam žaidimams. Dabar Nvidia yra dirbtinio intelekto revoliucijos širdyje. Jų sukurti lustai tai naujas, paimkim, auksas varantis dirbtinio intelekto progresą. Na, o 7 vieta ir čia vyko šiek tiek permainų. Anksčiau čia karaliavo Tesla, tai elektromobiliai, baterijos, saulės energija ir žinoma Elonas Muskas su visa savo charizma ir prieštaringumu. Tačiau, kaip žinoje, finansų pasaulyje niekas nestovi vietoje. 2025 metais į šį garbingą klubą įsiveržė Broadcom, galbūt mažiau girdėtas vardas masėms, bet jie yra puslaidininkių ir infrastruktūros programinės įrangos gigantai. Tai tyliai darantis didelius pinigus. Visos šios įmonės turi kelis bruožus. Jos yra inovacijų lyderės, dažnai dominuoja savo rinkose, turi milžiniškus finansinius išteklius ir veikia globaliu mastu. Gerai, turime 7 ar net 8 milžinus, bet kodėl jie daro tokią didelę įtaką visai rinkai? Atsakymas slypi viename populiariausių akcijų rinkos rodiklių S&P 500 indekse. Įsivaizduokite S&P 500 kaip prestižinį klubą, į kurį patenka 500 didžiausių ir įtakingiausių Amerikos įmonių. Tai ne šiaip sąrašas, tai indeksas, kuris atspindi, kaip bendrai sekasi JAV akcijų rinkai. Patekti ten nėra paprasta, įmonė turi būti pakankamai didelė, rinkos kapitalizacija turi siekti 14,5 milijardo JAV dolerių, turi būti pelninga, jos akcijos turi būti likvidžios, tai yra jomis turi būti aktyviai prekiaujama ir didelė dalis akcijų turi būti prieinama viešai prekybai. Ir čia yra pats svarbiausias dalykas. S&P 500 yra svertinis pagal rinkos kapitalizaciją. Svertinis. O ką tai reiškia? Ogi tai, kad kuo įmonė yra didesnė, tai yra kuo didesnė jos bendra akcijų vertė rinkoje, tuo didesnė įtaka kompanija daro viso indekso vertį. Įsivaizduokite mokyklos klasės nuotrauką, aukščiausi ir stambiausi mokiniai dažniausiai stovi centre ir užima daugiausiai vietos. Panašiai yra ir su S&P 500. Didžiausios kompanijos turi didžiausią svorį ir štai kur šuo pakastas, tas mūsų
mūsų nuostabusis septynetas yra tokie finansiniai begemotai, kad hipopotamai, kad vien jie maždaug sudaro trečdalį viso S&P 500 indekso vertės. Pagalvokite apie tai, 7 įmonės prieš likusias maždaug 493, tai aišku, tos mažesnės laimėtų, nes ten yra 2 trečdaliai, čia trečdalis, bet vis tiek 7 įmonės užėmė trečdalį, 2 trečdalius užima 493 įmonės. Dar 2015 metais jų bendras svoris buvo apie 12%, 2024-2025 metais jisai šoktelėjo iki maždaug 34-35%, tai yra milžiniška koncentracija. Dabar pagalvokime, kaip investuoja dauguma žmonių, ypač pradedantieji. Vis daugiau pinigų keliauja į vadinamuosius pasyvius fondus ir biržoje prekiavimus fondus, arba kitaip ETF, tai Exchange Traded Funds, kurie tiesiog seka S&P 500 ir kitus populiariuosius indeksus ir tiesiog atlieka tos pačius veiksmus, tai reiškia perka tų pačių kompanijų akcijas tokiom pat proporcijom, kaip yra nurodyta indekse. Kai jūs investuojate į indeksinį fondą, pavyzdžiui, S&P 500 ETF, jūs automatiškai netiesiogiai perkate ir didelę dalį šių 7 gigantų akcijų. Fondų valdytojai, norėdami tiksliai atkartoti indeksą, privalo pirkti šias akcijas proporcingai jų svoriui indekse. Tai veikia beveik kaip gravitacija. Kuo didesnis objektas, tuo stipriau jis traukia kitus. O šios 7 įmonės tapo finansiniais supermasyviais objektais. Šios įmonės sudaro apie 40% Nasdaq 100 akcijų, 34% S&P 500, 23% MSCI World indekso ir 21% MSCI All World indekso. Jų sėkmė didina jų rinkos kapitalizaciją, tai didina jų svorį pačiam indekse, o tai savo ruožtu pritraukia dar daugiau pinigų iš pasyvių fondų, kurie privalo pirkti jų akcijas. Gaunasi toks užburtas ratas arba netgi tiksliau augimo spiralė ir tai reiškia, kad net jei jūs sąmoningai nesirenkate investuoti į Apple ar Microsoft, bet turite plačiosios rinkos ETF, jūs vis tiek esate stipriai veikiami septyneto rezultatų. Ir vat čia galima iškelti klausimą, ar S&P 500 ir pasaulio akcijų indeksas vis dar yra gera plačiosios rinkos reprezentacija, ar čia jau labiau tiktų pavadinimas nuostabusis septynetas ir company. Gerai, pasyvus investavimas per ETF nukreipia daug pinigų į šias gigantės, bet yra dar vienas dažnai nepastebimas varikliukas, kuris gali prisidėti prie užprogramuoto augimo, tai dividendų reinvestavimas, ypač per kaupiamuosius fondus ir ETF'us. Kas yra tie dividendai? Tai paprastai tariant, kai įmonė uždirba pelną, ji gali nuspręsti dalį to pelno išmokėti savo akcininkams. Tai yra dividendai toks, sakykime, mažas ačiū už tai, kad tikite įmonę ir laikote jos akcijas. Įdomu tai, kad technologijų gigantai anksčiau nelabai mėgo mokėti dividendus, visą pelną reinvestuodavo atgal į verslo augimą. Bet dabar, kai pinigų upės tiesiog plaukia jų sąskaitas, net ir tokios kompanijos kaip Microsoft, Apple, Nvidia ir Meta nuo 2024 metų net Alphabet, tai Google pradėjo dalintis pelnu su akcininkais. Dabar apie fondus ir ETF. Tai fondai yra dviejų pagrindinių tipų. Paskirstantieji, distributing, kurie gautus dividendus išmoko jums į sąskaitą grynaisiais, ir kaupiamieji, accumulating. Ir štai čia prasideda visas įdomumas. Kaupiamieji fondai ir ETF veikia kaip maži darbštus investiciniai robotukai. Jie surenka visus dividendus iš tūkstančių indeksų sudarančių įmonių, įskaitant ir tas nuostabiojo septyneto, kurios pasirodo ne visos, bet moka dividendus, bet vietoj to, kad duotų tuos pinigus jums išleisti kavai ar bandeliams, jie sako, ne, šiuos pinigus mes panaudosime protingiau, už juos nupirksime, tai yra jums dar daugiau tų pačių akcijų, kurios yra fondo sudėtyje, tai jums taip pat labiau apsimoka, nes jūsų kapitalas augs daug greičiau, daugiau ir panašiai, ir mažiau mokesčių reikės mokėti, nes nereikia iš karto mokėti mokesčių už gaunamus dividendus, kai jie automatiškai investuojami ir panašiai, bet šiame ne apie dividendus. Taigi, jūsų turimų fondo vienetų vertė automatiškai auga, nes fondui priklauso vis daugiau akcijų. Ir čia įsijungia tikroji magija, sudėtinių palūkanų galia. Sako pats Albertas Einšteinas, jas vadino 8-uoju pasaulio stebuklu, kai reinvestuoti dividendai patys pradeda uždirbti naujus dividendus, nes dabar turite daugiau akcijų. Būtent dėl sudėtinių palūkanų jūsų investicijos auga nebe tiesia linija, o eksponentiškai. Tai kaip sniego gniūžtė riedanti nuo kalno, kuo toliau rieda, tuo didesnė ir greitesnė tampa.
Pavyzdžiui, vienas tyrimas parodė, kad jeigu 1928 metais būtumėte investavę $1000 į S&P 500 indekso ETF fondą ir visus dividendus reinvestavę iki 2021 metų pabaigos, jūsų investicija būtų išaugusi iki daugiau nei $7 milijonai. O jeigu dividendų nebūtume reinvestavę, o tiesiog pasiėmę dividendus, suma būtų pasiekusi tik apie $380,000. Aišku, tik. Skirtumas milžiniškas, tai didžioji dalis ilgalaikės grąžos akcijų rinkoje ateina būtent iš reinvestuotų dividendų ir tolesnio jų augimo. Taigi, kaip tai susijęs su nuostabiojo septyneto tariamai užprogramuotu augimu, kai milijardai eurų ir dolerių iš viso pasaulio per kaupiamuosius fondus ir ETF automatiškai reinvestuojami atgal į tas pačias akcijas, kas nutinka? Ogi sukuriama nuolatinė tų akcijų paklausa. Ir kadangi nuostabusis septynetas sudaro tokią didelę indekso dalį, jie gauna liūto dalį šių reinvesticijų. Tai sukuria nuolatinį pirkimo spaudimą jų akcijoms, nepriklausomai nuo to, ar individualūs investuotojai tą konkrečią dieną aktyviai nusprendžia jas pirkti ar ne. Kaip sakoma, lašas po lašo ir akmenį pratašo, o čia ne lašai, o ištisos dividendų upės nuolat teka atgal į tas pačias akcijas, tų pačių milžinių akcijas. Gerai, teorija skamba gražiai, bet pažvelkime į skaičius, kiekgi realiai šie milžinai prisėda prie bendrojo dividendų katilo ir kiek pinigų sugrįžta į nuostabųjį septynetą per kaupiamuosius fondus. Pirmiausia, ne visos M7, tai Magnificent 7 įmonės moka dividendus. Amazon ir Tesla bent jau 2025 metų pradžioje dividendų nemoka. Apple dividendų pajamingumas yra apie 0,52%, Microsoft apie 0,74%, Alphabet 0,46%, Meta Platforms 0,33% ir Nvidia 0,03%. Remiantis šiais pajamingumais ir apytikslėmis M7, tai M7 Magnificent 7, tiesiog trumpinsiu, tai bus greičiau, įmonių rinkos kapitalizacijomis galime grubiai vertinti jų bendrą dividendų indėlį. Paskaičiavus šios 5 M7 įmonės kartu sudėjus per metus išmoka apie 53,8 milijardus JAV dolerių dividendų. Dabar palyginkime tai su visu S&P 500 indeksu. Bendra S&P 500 rinkos kapitalizacija siekia 49,5 trilijonus JAV dolerių, o vidutinis dividendų pajamingumas yra apie 1,27%. Tai reiškia, kad visos S&P 500 įmonės kartu per metus išmoka apie 628,7 milijardus JAV dolerių dividendų. Taigi, nuostabiojo septyneto indėlis į bendrą S&P 500 dividendų sumą sudaro maždaug 8,56%. Atrodo ne taip ir daug palyginant su milžinišku svoriu pačiame indekse, bet prisiminkime, kad istoriškai technologijų gigantai nebuvo linkę mokėti dividendų iš viso, tad tai santykinai nauja tendencija. O dabar, kiek dividendų yra reinvestuojama į nuostabųjį septynetą, ir čia matematika yra paprastesnė. Kaupiamasis S&P 500 ETF-as surenka visus dividendus iš visų 500 įmonių, sakykime, kad tuos 628,7 milijardus dolerių ir juos visus reinvestuoja atgal į tas pačias 500 įmonių pagal proporcingą svorį indekse. Kadangi nuostabusis septynetas sudaro apie 34,1% viso S&P 500 indekso vertės, tai reiškia, kad 34,1% visų S&P 500 kaupiamojo fondo surinktų dividendų yra automatiškai reinvestuojami atgal į šių 7 milžinių akcijas. Tai būtų apie 214,4 milijardai JAV dolerių per metus, kuriais papildomai perkamos M7 kompanijų akcijos vien per šį dividendų reinvestavimo mechanizmą S&P 500 kaupiamuosiuose fonduose ir ETF-uose. Ir tai vyksta automatiškai nepriklausomai nuo to, ar kas nors tą dieną aktyviai nusprendžia pirkti būtent šias akcijas ar ne. Gan įspūdinga sistema. Ir čia dar ne viskas. Girdėjote apie Nasdaq 100, vadinamą technologijų sunkiuoju indeksu, kuris sudaro 100 kompanijų, MSCI World, tai viso pasaulio indeksą, kuris sudaro 1400 kompanijų, ir MSCI All World Country indeksą, kuris sudaro 2500 kompanijų. Tai nuostabusis septynetas pakliūna į visus šiuos investuotojų pamėgtus indeksus ir užima jų dalį. Tai septynetas sugeneruoja S&P 500 indekse 8,56% visų dividendų ir surenka atgal 34,1%. Tuomet Nasdaq 100 septynetas yra atsakingas už 18% visų dividendų, bet gauna 40% visų surenkamų dividendų
atgal. Toliau MSCI World indekse jis yra atsakingas už 3,98% surenkamų dividendų, o gauna daugiau nei 25% visų surenkamų dividendų iš viso indekso. Ir toliau MSCI All Country World indekse jisai yra atsakingas už 3,5% surenkamų dividendų, o atgal gauna iš viso indekso 21,40. Tai ne iš viso indekso, iš viso reinvestuojančių. Tai ne iš visų indeksų, o iš indeksą sekančių pasyviai valdomų ir dividendus investuojančių fondų ir ETF. Tai bendrai per šiuos indeksus nuostabusis septynetas prie dividendų prisėda tik 8,5–8,51%, bet į jį reinvestuojami yra 25,89% visų surenkamų dividendų. Čia išėjom paėmus vidurkį. Geras dylas, ane? Tai meti į bendrą katilą 1 eurą, pasiėmė atgal ir tą eurą, kur idėjai yra ant viršaus, visi dar sumeta tau papildomus 2 eurus vien už tai, kad esi vienas didžiausių. Gerai, teorija skamba įtikinamai, bet ar skaičiai ją patvirtina? Pažvelkime į istorinį nuostabiojo septyneto akcijų augimą. Skaičiai išties kalba patys už save. Per pastarąjį dešimtmetį šios įmonės augo kaip ant mielių. Pavyzdžiui, per pastaruosius 5 metus iki maždaug 2025 pradžios Nvidia akcijos grąža siekia apie 1400%, o Tesla virš 460%. Nors šie skaičiai gali šiek tiek ir skirtis priklausomai, kurias dienas mes žiūrime, bet tendencija yra aiški. Kitos kompanijos taip pat demonstravo įspūdingus 100% siekiančius augimus. Jei palygintume nuostabiojo septyneto bendrą grąžą su viso S&P 500 indekso grąža, vaizdas būtų dar įspūdingesnis. Pavyzdžiui, nuo 2015 iki 2024 metų nuostabusis septynetas kartu paėmus davė stulbinančią 697,6% grąžą, tuo tarpu S&P 500 per tą patį laikotarpį kilo tik 178,3%. Tai 8 metus iš 9 šios 7 kompanijos aplenkė visą likusią rinką. Kodėl jos taip augo? Priežasčių gan daug. Tai technologinės inovacijos, gebėjimas prisitaikyti prie nuolat kintančios rinkos, stipri finansinė būklė, globalus mastas ir, kaip jau aptarėme, tam tikri rinkos mechanizmai, kurie joms yra tiesiog palankus. Tačiau čia yra labai svarbu pridėti didelį atsargumo ženklą. Šauktuką. Praeities rezultatai niekada negarantuoja ateities grąžos. Tai, kas kilo, gali ir kristi. Rinka visada kupina netikėtumų ir net patys didžiausi gigantai nėra apsaugoti nuo nuosmukių. Pavyzdžiui, 22 metai buvo sunkus ir nuostabiajam septynetui kai kurios jų akcijos krito labiau nei bendra rinka. Taigi, euforijai vietos neturėtų būti. Sėkmė praeitie tikrai įspūdinga, bet ji neturėtų užmigdyti budrumą. Jeigu svarstote ar svarstote pradėti investuoti į vieną iš minėtų kompanijų ar fondų, jums gali būti labai pravarčios šio video rėmėjo Toro online brokerio investavimo sąlygos. Tai akcijų pirkimas ir pradimas kainuoja $1, kas yra mažiau už 1 eurą. Investuoti galima fiksuotą sumą pinigų perkant akcijas nepilnais vienetais. Investuojant į ETF, pavyzdžiui, tą patį S&P 500, Nasdaq 100 ar pasaulio akcijų indeksų ETF'us, brokeris netaiko jokių mokesčių, nei perkant, nei parduodant ETF'us. Ir taipogi galima investuoti fiksuotą sumas pinigų neprisirišant prie ETF vieneto kainos ir brokeris savo klientams siūlo nemokamus automatizuoto investavimo įrankius, pavyzdžiui, Smart Portfolios, tai Magnificent 7 portfelį, kur galima automatiškai kopijuoti. Jeigu nuostabiam septynete kompanijos keisis, portfelis bus atnaujintas ir mūsų investavimo paskyra investicijos taipogi bus atnaujintos automatiškai. Šis įrankis yra nemokamas. Ką dar išskirtinio turi šis brokeris, tai investicijų draudimą iki 1 milijono eurų. Iki 20 tūkstančių eurų investuotojų pinigai yra apdrausti kompensavimo fondu, o investicijos paveldimos, o kai eToro paskyroje jūsų turtas pasiekia $25 tūkstančių ribą, jums eToro suteikia vieno didžiausio Anglijos draudiko Lloyd draudimo visoms investicijoms ir pinigams iki 1 milijono eurų. Plus pats brokeris yra listinguotas Nasdaq vertybinių popierių biržoje, kas jo veiklai įneša skaidrumą, nes listinguotos kompanijos privalo reguliariai atskleisti visus savo finansinius duomenis. Video aprašyme rasite visų minėtų kompanijų fondų ir Magnificent 7 paketo nuorodas ir taip pat rasite nuorodą, su kuria registruojantis gausite 10 valandų 10 paskaitų investavimo mokymų įrašus dovanų kaip specialų bonusą šio kanalo žiūrovams. Tie, kas šiaip registruojasi, mokymų negauna. Ačiū eToro už edukacinio turinio rėmimą ir grįžtame prie nuostabiojo septyneto. Taigi, ką mes šiandien išsiaiškiname? Atrodo, kad nuostabusis septynetas tikrai turi keletą stiprių
vėjų savo būrėse, jų milžiniškas dydis ir svoris indeksiniuose fonduose ir ETF-uose reiškia, kad dideli pinigų srautai iš pasyvių investicinių fondų automatiškai yra nukreipiami į jų akcijas, kaupiamieji fondai automatiškai reinvestuodami dividendus sukuria nuolatinę papildomą paklausą šioms 7 akcijoms. Ties čia galime atsiminti ankstesnį pavyzdį, kai metame bendrą katilą 1 euro, o atgal mums sumeta 3. Tai maždaug tiek dividendų duoda ir gauna 7, duoda mažai, o iš kitų kompanijų surinkamus dividendus yra perkamos jų akcijos tose fonduose. Bet ar tai reiškia, kad šios kompanijos tikrai užprogramuotos augti amžinai? Na, žodis užprogramuotas galbūt yra per stiprus, finansų rinkose garantijų nebūda, nėra jokios magiškos formulės. Tačiau sistema, kurią aptarėme, rinkos indeksų struktūra, pasyvaus investavimo bumas ir automatinis dividendų reinvestavimas tikrai sukuria labai palankės sąlygas jų tolimesniam augimui. Tad ką daryti pradedančiajam investuotojui Lietuvoje girdint šią informaciją? Tai pirma, mokykitės ir supraskite. Svarbiausia, neskubėkite ir skirkite laiko mokymuisi, supraskite, į ką investuojate, kaip veikia rinka, kokios yra rizikos. Antra, diversifikuokite. Nors nuostabusis 7 atrodo galingas ir viliojantis, nedėkite visų kiaušinių į vieną pintinę. Diversifikacija tai jūsų geriausias draugas rizikai valdyti, investuokite į skirtingas turto klases, skirtingus regionus, skirtingus sektorius. Vienas iš pavyzdžių, ir tai ne rekomendacija, pavyzdžiui, didžiąją dalį investuojate į indeksinį ETF, plačiosios rinkos indeksinį ETF, kuriame jau bus šitos 7 magiškosios kompanijos, ir jeigu norite dar papildomai nusipirkite būtent šių kompanijų akcijų po 1, 2 ir panašiai, kiek norite piniginė prasme. Trečia, galvokite ilgalaikėje perspektyvoje. Investavimas tai maratonas, o ne sprintas, sudėtinės palūkanos ir rinkos augimas geriausiai atsiskleidžia per ilgą laiką, dešimtmečius, o ne mėnesius ir metus. Ketvirta, valdykite mokesčius. Nors šį kartą apie mokesčius plačiau nekalbėjome, atminkite, kad mokesčiai gali turėti didelę įtaką jūsų galutiniai grąžai. Rinkitės brokerius ir investicinius produktus protingai atsižvelgdami į jų kaštus, nes investicijų pirkimas gali kainuoti ir virš 10 eurų, pasirinkus brokerį nepažiūrėjus, kokie yra jo mokesčiai. 5. Galima pradėti investuoti nuo mažų sumų, nebūtina turėti daug pinigų, kad pradėti. Net maža, bet reguliari investicija, pavyzdžiui, per kaupiamuosius ETF-us ar fondus, per ilgą laiką gali duoti apčiuopiamų rezultatų. Svarbiausia pradėti ir laikytis plano, minimali suma pradėti yra $10, tai čia yra nepilni 10 eurų. Pasaulis keičiasi neįtikėtiniu greičiu, tai šiandienos gigantai rytoj gali būti tik istorijos dalis, bet suprasdami, kaip veikia finansų rinkų mechanizmai, jūs tampate nebe pasyvių stebėtojų, o aktyvių dalyvių, galinčių priimti labiau pagristus sprendimus dėl savo finansinės ateities. Ir tai, manau, yra labai svarbu. Jeigu patiko šį apžvalgą, spustelkite like mygtuką, prenumeruokite šį kanalą, kad būtumėte tarp pirmųjų gaunančių naujausią turinį, tam paspauskite ant varpelio, kad gautumėte notificationą. Video aprašyme rasite Toro pasiūlymus ir mano asmeninio virš 14% dividendais mokančių investicijų portfelio nuorodas. Sėkmingo investavimo ir iki kitų kartų.